10 apreiškimas. Tėvo mokymas, kodėl mes verkime, kai pamatome skriaudžiamą. Perteiktas po gyvųjų pamaldų Rojaus Trejybės šventovėje. 2010 sausio 23. Algimantas. Mylimas tėve, aš noriu tavęs paklausti, kodėl mes verkiame, kada pamatome skriaudžiamą? Verkiame, kada pajuntame tavo meilės virpesius savyje. Ką reiškia mūsų verksmas? Sentimentalumą, silpnumą, nesivaldymą? Ar mums reikia šito saugotis, ar priešingai pasiduoti? Tėvas, mano mylimieji vaikučiai, aš jūs trokštu apglėbti visus, kad jūsų materialus pavidalas pajaustų mano materialų glėbį lygiai taip pat, kaip jūsų atsivėrusi siela junta palaimos būseną ir meilės gyvus virpesius viduje. Žinokite, jūs susiliejate su manimi per atsivėrimą viduje. Kada siela atsiveria, tada jūsų materialios smegenys, jūsų sąmonė ima reaguoti per šitą atsivėrimą į iš manęs gaunamus gyvus virpesius, kurius juos kiekvienas gaunate per manąją dvasią. Jūs meilę gaunate tik tai per mano gyvąjį kanalą, per mano dalelę, per mano dvasią. Nėra kito kelio meiliai patekti į jūsų vidų. Ir kada jūs atsiveriate man visą savo sielos gelme, jūsų sąmonė per materialias smegenis iškart sureaguoja taip, kaip tą akimirką šita reakcija jie yra pati primtiniausia. Tai yra atsipalaidavimas, tai yra ramybės būsena, tai ir nepatirta iki tol anksčiau niekada per visą patyrimą nepajausta pakylėjimo būsena, kurią jūs galite pavadinti neapibrėžta džiugesio akimirka. Ir tada, kada atsipalaiduoja jūsų centrinė nervų sistema, tada jūs gaunate iš smegenų impulsą, kuris atpalaiduoja ir ašarų liaukas. Per jas pasklinda materialios ašaros, bet jos taip pat yra pripildytos mano gyvų meilės virpesių. Dėl to, jeigu jūs jas analizuotumėte, darytumėte tyrimus, tos ašaros, kurios kyla atsivėrus man, yra visiškai kitokios cheminės sudėties, negu lygiai taip pat per tas pačias ašarų liaukas pasklindančios ašaros, kurias junta mano vaikas, apimtas baimės, nerimo, pergyvenimų, net ir pykčio. Cheminė sudėtis tų ašarų bus skirtinga. Todėl niekada nesigėdykite tų ašarų, kurios yra pripildytos mano meilės virpesių. O kas sukelia šitą būseną? Ar išgirstas žodis, ar pamatytas veiksmas, ar jūsų sielos išreiškiamas gailestingumas skriaudžiamam, ar jūsų atsiverimas man per manęs garbinimą ir šlovinimą, ar jūs stengiatės padaryti gerą darbą ir darydami tą gerą darbą taip pat pajuntate viduje prisitvenkiančias ašaras. Tai nėra svarbu, kokiomis priemonėmis jūs pajuntate meilės pojūtį ir dėl to pajuntate, kad ašaros pripildo jūsų akis. Tai yra mano taip pat pasireiškiantis materialus pavidalas, pasireiškiantis per jūsų atsivėrusią sielą, kad jūs galite patirti šitą pasireiškimą savyje. Jūsų ašaros yra skaisčios, tyros. Jos yra mano pasireiškimas jūsų viduje tam, kad pajaustumėte, jog aš esu pasireiškiantis įvairiais pavidalais. Aš pasireiškiu ir gailestingumo ašaromis, ir palaimos ašaromis. Juk jūs patys sakote, aš neturiu kūno, aš neturiu pavidalo, bet aš turiu tuos pasireiškimus, kuriuos jūs galite 5 pojūčiais, dar būdami čia, pačiame žemiausiame materiale pavidale, patirti. Jūs galite paliudyti šitą patyrimą, pirmiausia savo patiems, o tada dalindamiesi savo patyrimu ir savo sielos broliams ir sesėms, mano kitiems vaikams, nes tai yra mano pasireiškimas jums per meilės ašaras.
o jūs esate mano pasireiškimas savo sielos broliams ir materialiais veiksmais, gėrio veiksmais, kurie taip pat pripildyti jūsų sielos mano gyvų meilės virpesių. Šitaip aš ir veikiu per jūs, kai jūs paveikiu taip pat per meilės ašaras. Manęs nėra tose ašarose, kuriuose yra pykčio, godumo, nepykantos, nors jos yra taip pat materialiai matomos. Bet toks mano vaikas yra nusigręžęs nuo manęs. Jis tuo metu, kada liejamos tokios ašaros, lieja jas dėl savęs. Jis lieja jas ne dėl manęs, bet dėl savęs. Jam skausmas kyla dėl to, kad jisai gaili savęs. Gaili savęs net ir netekus mylimo žmogaus. Jis netiki manimi, kad aš suteikiu prisikėlimą, kad niekur nedingo šalia buvęs artimas draugas, net ir materialus sūnus ar dukra. Jis netiki manimi, jis nėra įtikėjęs, jis nepasitikė manimi. Dėl to lieja ašaras dėl savojo savanaudiškumo. Jis pridengia tai žodžiais, kad bus sunku tam, kuris jo supratimu yra nebegyvas, kai jam gaila savęs paties, nes jam bus sunku be to žmogaus, nes jis neatsirėmęs į mane. Ir tada kyla tos ašaros be meilės man ir gailestį savo, ir gailestis tam, kuris dabar jau guli jo supratimu, nebegyvas. Todėl aš jūs visus raginu, pildykitės mano meilės ašaromis, atsiverdami man, įtikėdami į mane, pasitikėdami manimi. Aš jūs ir čia atvedžiau dėl to, kad jūs man atsivėrėte. Jūs atėjote siekdami didesnės šviesos, didesnio ryšio su manimi. Jūs atėjote pasitikėdami mano vedimu. Jūs nebojate to šalčio, kuris yra aplinkui, net ir ilgos kelionės, nes jūsų siela pasitikėjo mano vedimu. Todėl atsivėrimu man, jūs taip pat žinote, kad nėra mirties. Kada jūs save suliejate su manimi, niekas nepradingsta, kas sukeltų skausmą jums. Niekas nepradingsta. Įvyksta tik tai laikinas išsiskyrimas. Ir jūs vėl susitiksite. Bet jūs tuo metu atsiveriate ir pasitikite manimi. Dėl to, kad atsivėrėte man, prisipildėte mano meilės virpesių ir jūs iš meilės verkite. Bet neliejate ašarų, kada matote žuvusi materialiu pavidalu arba išeikvojusi energiją ir taip pat iškeliavusi, nors materialus kūnas yra prieš jūs. Jūs neliejate ašarų, jūs sustiprinate ir kitą, kuris lieja ašaras nesuvokdamas, dar būdamas neatsivėręs, bet lieja ne mano ašaras, o savo ašaras. O jūs liekite meilės ašaras per gyvą ryšį su manimi. Bet žinokite, kuo labiau tvirtėsite gyvų ryšių su manimi, kuo daugiau pasitikėsite mano vedimu, tuo labiau pajausite vis aukštėjančius ir aukštėjančius mano meilės virpesius. Ir prie šitų virpesių jūs tapsite vis labiau ir labiau įpratę. Ir tada jūs nebeliesite ašarų net ir gyvojoje komunijoje su manimi, nes jums ta komunija taps įprastinė aplinka. Dabar jūs sujaudina iki tokios gelmės šitą aplinką, kada trūksta ryšio su manimi ir jūs reaguojate ir ašaromis. Todėl stiprinkite ryšį su manimi per atsivėrimą, per mūsų trijų garbinimą ir susiliekite su mumis, kaip tik tai tą akimirką jūsų siela gali susilieti pačia giliausia ir jai prieinama tą akimirką prasme. Algimantas, ačiū tau, tėve, už mokymą. Manoji valia, kad būtų tavoji valia. Amen.